Na, o Vilniaus senamiestyje esantis ir jau griūvantis namas naktimis neleidžia miegoti ne tik savininkams, bet ir valdininkams. Šie gyventojai skubina namą greičiau remontuoti. Esą kitaip gali pasikartoti nelaimė, kai vasarą nukrito balkonas ir dėl to žuvo moteris. Gyventojai tvirtina, kad siūlomo remonto kaina jiems neįkandama, dėl to darbai iki šiol stringa. Vasarą sugriuvus Vilniuje esančio daugiabučio balkonui žuvo moteris. Skaudi nelaimė įvyko dėl to, kad namas avarinės būklės. Tiesa, balkonas iki šiol nesutvarkytas, kaip ir kiti šio namo balkonai. Gyventojas Albertas sako, kad griūva ne tik balkonai, bet ir stogas, namo perdangos. Čia vadinasi tos galerijas dvi. Galerijas jas net būtinai reikia remontuoti. Čia į paramstymą jau, palupkės, bet taip darbai nutrūko po kolkos. Albertas sako suprantantis, kad šimtmetį neremontuotas namas griūva ir už jo remontą mokėti sutinka. Tačiau remonto suma vyrui ir kitiems namo gyventojams neįkandama. Negana to, paskolos namo remontui bankas pensininkams neduoda. Kol man reikia namų butą remontuoti kapitalinių, prašau duoti paskolą. Klausiu žmonių, kiek gauni pensijas. Sakau, per abu 2700. Neduodam. Sakau, jeigu aš butą užstatysiu, vis tiek neduoda. Tai ką man dabar daryti? Į Lenkiją važiuoti prašyti šitos paskolos, į Vokietiją, į Švediją. Mes čia ne žvaigždės kokios, mes vargšai gyventojai, kurie visi pensininkai, invalidai ir neturim iš ko mokėti. Jeigu aš dabar būčiau netoks ligotas žmogus, aš dar galėčiau dirbti ir pensijai būdama. Bet negaliu. Dabartinė namo remonto sąmata siekia beveik 500 000 litų. Šią sumą gyventojų prašyta sumokėti per 5 mėnesius. Tiesa, namo administratorius sako, kad apie būtinus remonto darbus su gyventojais kalbėta dar pernai. Tačiau tuomet būsto tvarkymą žmonės užprotestavo. Gelbėti griūvantį namą anot administratoriaus gyventojai suskubo tik įvykus nelaimiai. Tačiau tiek rangovui, tiek gyventojams tinkantis sprendimas rastas per kančias. Mes esam atkreipę dėmesį į visus jų pageidavimus, išskirstę sąmatą dalimis, ieško ir vis kitų rangovų, kurie galėtų dar atidėti, bet rangovai nenori atidėti begaliniam laikui savo apmokėjimo termino. Ieškodami finansinės pagalbos daugiabučio gyventojai mynė Seimo, aplinkos ministerijos ir savivaldybės lenkščius, tačiau valdininkų atsakymas griežtas. Namo savininkai jūs, tad nuo remonto naštos pabėgti nepavyks. Skubiai turi būti pradėti būtiniausi darbai – balkonų tvarkymas, namo perdangų tvirtinimas. Šie pirmieji darbai gyventojų kišenę patuštins apie 140 000 litų. Vienintelė viltis namo gyventojams – Vilniaus savivaldybė, žadanti remonto naštą palengvinti bent 30%. Žinoma, gal tos sumos įvertinus tai, kad gyventojai dalyvaus būsto modernizavimo programoje, jos bus mažesnės. Ir papildomai, jeigu savivaldybė skirs lėšas 30% iš savo fondo, tai galima pasiskaičiuoti, kad tai ženkliai gyventojams sumažėja išlaidos. Iš kur gaus likusius pinigus namo tvarkymui žmonės kol kas nežino. Tačiau jie tikisi, kad susitarus milžinišką remonto sumą jiems bus leista išsimokėti ne per keletą mėnesių, bet bent jau per keletą metų.